Labą dieną. Šiandieną jau yra antradienis. Vakar nieką nefilmavau, užkesnės GoPro, aš nesu pasiėmęs. Nes, darbas pats per tą patį. Kiek nefilmuoti, baigėsi jos darbai, šiandien taip pasėjame paskutinis laukus apsėsiu. Tai šitą reikia pabaigti. Nežinau, kiek iš tikrųjų hektarų yra. Kažkas apie 20, gal net mažiau bus. Paskui turim 5 hektariukus, paskui hektariukai, dar hektariuką ir viskas. Ir bus viskas susijęs darbais, pasibaigėm grikius, viską pasisėjom. Taip, vakar dar ryte pasidariau tokį laikiklį. Šits buvo ant šito, bet kadangi gavos viskas labai arti, tai man tas nepatiko ir kėdės neėjo normaliai pasisukti. Tik tiek, man patinka, kai yra tiek. Tai ant greitą pasidariau tokį laikiklį, kad eitų arčiau atitraukti link langą. Šiandienai dar buvo, nežinau kaip ten pavadinti, kaip jisai vadinas, bet tam blokė yra toks dalykėlis. Voštaus, kad kai pakeli saviauką, ten bėgdavo tepals. Bėgo vakar, baigiant sėti lauką, tam pradėjo bėgti, tai šiandien ryte gumelės pasikeičiau ir vėl viskas kuo puikiausiai. Vakar taipogi visą dieną sėjom grikius, vienu lauko pasėjau, nes jis lauks 23 hektarai su stulpais, tai biškiai užėmė irgi laiko. Tai labai karšta, iš tikrųjų, netgi traktorius kaista 97 jau dabar yra laipsniai, o lauke yra 28. Tai va tokios takelės šiandien. Ilgas laukas, greitai siejasi, 7 hektaras jau apsėjau, net nesuodęs to. Labai gerai. Pasidariau navigaciją ant 3D, tai biškai patogiau įvažiuoti yra į liniją. Rekomendavo čia vėliai. Būtų gerai, kad dar buvo apsisuktų pats galų laukėse, tai iš jūsų koją ant kojas, kaip marinį. Bet šiaip nereikia kojų nuleisti, jeigu pasijungi mode mygtuką, tai su to gazą valdai. Tai viskas, man atrodo, oficialiai galim sakyti, kad sėja baigta pavasarinė. Jeigu kažkur nepritarmozinau. Pasėjom paskutinį hektariuką. Buvom pamiršę apie jį, tai va žolės. Į žolyną realiai pasėjau. Atrodo, kad žolės paraugs vis tiek. Ir nieką nekulsimės iš čia. Šiaip neblogai. Šiandien pasėta 16, 5, 21, 2, 23. Čia hektarius. 24 hektarai. Normaliai stavk mano dienos gaunas jau. Dabar biškį apsivalomės ją. Biškiuką apsivalom ir iki namų čia netoli. Sėdam tabletes ir viso. Rytoj kažkokie kiti darbai. Gal traktorių reikės, gal dar kažką. Labai gerai, kad baigėm, sėjau, atsipuoda iš tikro. Nemažai buvo pasėta visko. Avižų, lubinų, grėkių, pupų, kviečių. Tai va, toliau lauksim tik tais kulimų, purškimai. Taip, cilindras dar leidžiasi. Net nežinau, aš tegu kur ieškoti bėdos. Dar birželio mėnesis neatėjo, mes baigėm sėję. Sėjom visus laukus. Dabar leidžiamas lauk likusią sėklą. Reiks nusipūsti.
viską nuvažiuoti, nusipūs gražiai, paskui nusiplauti, traktorių įsivaryti, atkabinti ir vėliau tvarkysimės ją. Daug nebuvo. Tvarkysim. Priekabas. Tvarkysimės po biškį. Kombainą reikia pabaigti susirinkti. Skardą sudėti. Jei bus viskas. Ir lauksim kuliumų. Darysim kitus darbus kažkokius. Skavatorius susirinkti. Kai atsiūs dalis. Ir pačiu netinkamiausiu momentu įsijungė. Pradėjo darytis regeneracija. Kai nori įsipūsti. Nu ką padarysi? Laikysim dabar. Jeigu daros. O va. Kadangi čia kur pučiam žolė nenupjauta, tai susiminčiau žolę kažkiek tais, kad nebūtų tokia. Dulkės, vien tik dulkės, ant traktoriaus kiek dulkių, kiek sėjamojų dulkių, iš vidaus įsipūsti, iš lauką, visur. Baigėsi regeneracija. Beveik valandą laiką. Jo, beveik valandą laiką regeneracija vyko. Su tais kranais tai labai užnisa, su tuo kabliu labiau. Jeigu jisai užstrigęs būna, tai nenuleisi rankučių taip lengvai. Pirmais padėt vargau ir nieko. Tai tą reikia nuleidžiam įką, nuleisim rankutes. Nu, kažkas taip įdomaus. Все, važiuojam. Plautis, kaip ir minėjau, sėlkas, neplausiu. Švariai ir nupučiau visą švariai. Tai jau traktorių nusiploviau. Įsipučiau visą. Dabar kabiną prasipučiau iš veičios. Prašiau pavyzdžiui, sezonai vis dėlto norės dirbti švariam traktoriui. Jo dabar, manau, jis bus įsteinį naudojamas. Naudojam Bernerio putas. Šiaip daug Bernerio naudojam, stiklam valyti naudojam. Naudojam tam visam. Geras dalykas iš tikrųjų rankom. Bernerio tepalus nuvalo viską. Bet traktorių odinės dalis negali valyti su jo. O šiaip tais naudojam solidulą Bernerio. Tai šitą va pabandyti. Nupirko. Šiaip visai nieko. Gražiai nuvalo tokį matinį. Toks matinis paviršius gaunasi. Gražiai atrodo švariai. Bet į automobilį tai nerekomenduočiau. Nes aštrus klaps labai. Kaip ir toks pat klaps kaip ir putas yra nuo langų, tai labai aštrus, nefainiai. Bet šiaip gražiai apvalavo, apsivaliau. Maždaug viską. Vairą dar nevaliau, čia apsivaliau, dabar čia šveičiu. Tas murzina. Stoikę nusivaliau, dar vieną stoikę. Ir tas bus ir čia, ir sėdynės, ir kilimą apsivalyti. Ir viską, šiandien va tokia diena valymuose. Aš asmeniškai automobilį naudoju Vrfa putas. Jos ten obuoliais kvepia. Tai šiaip panašią funkciją atlieka, tik tiek, kad brangias. Tai turbūt tas irgi nėra pigus. Все, švarus, gražus. Blizga tiesiog. Skempinikė. Ką galim su juo atsisveikinti iki sezono pradžios, manau, nes tikrai nebus ką daryti. Tai ką čia žiūrėt, pas mus darbai baigęs. Varom anksčiau į savaitgalį.
Galimai susitiksim kitą savaitę, žiūrėsim, kas per darbai. Opa! Kai ką grįžom iš pirmadienį. Labas visiems. Šau gėlynas visas. Raudonoj nutolys tiesiog. O tam ir rapsai. Jeigu čia yra jų iš viso dar. Nes aš tai nelabai matau. Ai, va matau. Viens. O kur kiti? Nu nelabai. Ir bitės va darbuojas kažkur tais. Karočią, ką žinai, ar kažką mes čia kulisim jame. Turbūt, kad nieko gero nebus. Ten tas rapsas buvo sodintas sietas su kojom. Karočią, ten homemade. Buvo kojas, uždėjom dėlimbėse jalką, nupirko 5 Horšo sėjos diskušiniais ratukais tas kojas. Atvedėm 5 šlangas, 4 padarom, kad padrikai įbertų, ant priekio pasidarėm bačką su skystom trašom ir nuvedėm į galą viską, žinai, uždėjom hidraulinį siurblį ten priekį, nupirka lenkiško purkštovo komponentus ir čia buvo su jom sieta. Rugpjūčio vidury ir pradžioj nelabai dabar prisimenu. Kad nėja sėt buvo šlapia labai, prilyja, tai nėja kišo volą, o paskui bišį pradžiovo ir pasėjom. Nu, bet tos kojos mūsų nepasiteisinęs dalyks. Ten 2 kartus su jom 2 metus šilės ėjom ir nieko gero iš tikro. Su porą kartų gyvenimo važiavęs per šitą kelią, tikiuosi, kad šitą su džipuku. Traktorio nesu. Pagal nėra galės. Va. Dabar buvau prisisukęs, čia kaip purškių prisisuku, kad galėčiau maksimum matuoti šitos į rankinę fezą. Tai tikiuosi, kad nepasiklysiu, o tą norėjau pasakyti. Pagal mapsus tai keliukus radau. O kai bus praktiškai, tai neaišku iš tikro. Nes jeigu važiuoti plentu, tai labai didelis ratas gaunas čia mišku, vos ne čia pat. Tai reikia žiūrėti, važiuoti, pasiklysiu, išvažiuosiu. Šitai paskui tiesas kelias iki laukų turėtų būti Vaškovo laukai. Blemba. Tikiuosi, kokia medžia nebus užgriuvusi. Gerai, kad su purkštuvu tik. Bet blogai, kad jisai beveik pilnas. Ir gerai, kad su senu traktoriu. O čia su kokiais dupliais, tai čia sunku būtų pravažiuoti. Dar ir tokie ženkliukai. Būt, kad orientuotis, nelabai susipažinęs su jais. Bet atsidūriau, kur man reikia. Tai man dar biškį ten toliau pavažiuoti, bet man dabar į pagrindinį reikia sleisti. Ojau, miežiai pradėjo geltonoti. Gražiai atrodo. Miežiukai. Ten toliau dar žali, lenki žali. Ir mūsų lubinai dar. O ten geltonuoja spėkit kas. O ten geltonuoja garstukas.
viskas, man atrodo, tuose visuose. Nu kaip, nu, žirnėse, va. Čia, o, tai mėžiai, kaimynų, nu jau vasara, vis dėlto vasara. Ai, Džionis šokuoja, jeigu matot, irgi va, Džionis, dar vienas Džionis vara. Iš paslydęs. A čia va galiu parodyti, kol važiuojame su Vaderštatu, sieta yra, sieti grikiai. Su Vaderštatu biškai gražiau atrodo viskas, na, iškapis 4 metrų rapidas. O su mūsų pneumatinė, tai jeigu sėkla nevalyta, sėkla bloga, šiukšlina, kaip rašė vienas žmogus, tai yra problemų. Na jo, tada ir gaunas nedasėjimai, kartojimas, kur susivalgo ir kuras, aišku, ir darbo valandos, ir nervų ląstelės, ir nuovargis atsiranda. Nes patikėkit, kuo daugiau sukinėjęs, tuo labiau nervina, kai kiša ryte ir tuo labiau pavargsti. Nes tada, kaip ir matėt, kad reikia sustoti, arba nebūtinai, arba vėją išjungti, nuleisi ją mają, kad jinai sėtų, kad ryte tik tai suktusi, į tada jungt vėją ir išpūsti. Taip kartojas. Nu, ir galų galiausiai labai susinervini. O ir grikiukai. Dabar noriu pasižiūrėti, ar viskas gerai. Nu, ta prasme, gal čia man kažkur tabletės iškrito. Nemačiau. Bet va matos, kad viskas gerai su gyliu. Tada čia labai reiškia, arba jos man iškrito ant pačią galą, kai jau galų laukės ėjau anam galėvo. Nu, turbūt tik tais, jeigu čia viskas gerai, ten smėlis, ten jeigu matot, kai sueini į kylį, tai čia viskas ėjos. Ir paskutinės dalys ėjos, tai va prie to bokštelė ten, kur stovi, ir galų laukės, ir viskas. Viskas lūžta. Tas sirbliavo kaip tik norėjau čia įsimesti, sliubau įsimetęs. Ir sulaužiau. Nu vienu žodžiu. Dabar kaip atsukė ant purškimo, tai vara per čia. Tai talkų nereikia pakeisti. Čia vaidai. Nu va, ir kviečiai. Matas biškį vakar. Kaip su mano technologiniam. Kažkaip manau, kad nieko gero. Yra. Yra technologinės. Gražiai. Oho. O čia tai tau. O kas čia buvo? Kodėl čia taip? Matai viens kits. Tik tais. O, nesupratau. Vasariniai kvetukai. Kur buvau pamiršęs įsijungti. Trašų ryte, trašų bunkerį. Tai matas biškį kitur. Labai kitur buvo šviesiau, tamsiau. Bet šiaip kartojau su trašom biškį. Tai šiaip kas labai džiugu, kad sėjamoji ar navigacija puikiai iškopijavo posūkį. Ir aišku yra toksai tarpeliukas.
bet jisai neriškus. Ir čia va kažkodėl yra toks grybas, neaišku kodėl irgi kaip ir ten. Susitvarkėm šitą. Nu, aišku. Nepasakyčiau, kad per lengviausiai mums čia sekėsi. O, gerai prie jėgainių laistą kelią, kad nedulkėtų. Važiuoju 7 greičiu. Liejas gerai. O lieja todėl, kad nedulkėtų. Kaip kuras važiuoja, nes labai dulka. Viskas išdžiūvė, dabar yra žemė kaip pelenai. O tas visas įvyras taipogi. O, tokie ir lieka nedasėti. Čia vieną turiu kliurką. Ir čia va. Ne vieną. 3, ne? Tai pagal kelią gražiai, kodėl negalėjo būti man gale. Šitą siurblį reikia užtaisyti čia. Turim juostas. Galvojau kaitinti kažkur lenkti, bet neturiu kur įsistatyti patogiai, kad galėčiau atlenkti gražų 9 laipsnių kampą. Teks pjauti ir virinti. Ir virinsis čia viens, ir čia kits. Dėsis siurblys. Reikia atitrauk biškį. Nu jo, gerai. Nusprendžiau, kad nekelsiu nieką, čia paliksiu kaip yra, čia nesirėmė. Būtų gal neblogai nušveisti. Noriu prisisekti, pasižiūrėti, kaip atrodo. Kaip tą lygumą įsigauti dabar? Kaip pirmais dariau, nieko gero nesigavo. Vakar pasibaigiau virinti. Šiandien tą dažiau dar. Nu tai jis turi kažkaip va taip būti. Pritvirtins prie bačko šoną. Gerai gauna su ratu. Reiškia niekur neužklius. Gal tik šitų kampų biškį bijočiau. Bet nežinau, ateityje, jeigu matysiu, kad truks, tai reiks kokius kampukus dadyti iš galo, davirinti. Ir. Turėtų būti gerai.
Dar šlangas prisikonstruosim, kad eitume čia kažkaip pagal šitą į bačką. Nu, pirminis variantas kažkas toksai čia dar. Šitą šlangą čia, kaip minėjau, turėtų prisidėti. Nu tai ką, žinau, kažkas tai taip. Čia tuos du, į viršų patogu. O šitai nežinau, nesugalvoju. Bus gerai ir taip. Pradžiai. Varysim, pasimėginsim. Skabinam. Nežinau, pirmą norėčiau pasimėginti apie traukt. Piškį šlangą ilgesnė nei 6 metrai. Čia tipo 6 metrų traukimas yra. Iki 6 metrų. Tai gal šlangą reiks trumpyti. Nu, karočią. Reikia viską daryti lengvai, kad galėtum jį nuimti. Tai va, iš pradžių galvojau, kad iš litagras, nu, iš senuko litagras pirktos kaip santechniniam vamzdžiam yra pricisuk, bet paskui pagalvojau, kad ką aš darysiu, jeigu laukos kai kada raktų tai neturi, tai kaip tu atsuksi aplėši, jeigu reikės jį nusiimti. Tai va viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų.